šonis spyris galvos aukštyje. Taigi nusistatę lydinėlę savo galvos aukštyje, pasirenkam atstumą, kad lengvai pasiekti. Ir vienas iš svarbiausių momentų reiktų naudoti svarstyklių principą. Taigi, kai koja muša į viršų, viršutinė kūno dalis lenkiasi atgal, tokiu būdu kompensuodama jos svorį. Ir gaunasi, kad mes nuimame nuo raumenų papildomą darbą. Mes su savo svoriu kompensuojam kojos kilimą ir tokiu būdu raumenys žymiai mažiau dirba ir jie gali žymiai greičiau dirbti. Primenu, kad labai svarbu sukti atraminę koją. Spyrio metu atraminė koja gali išsisukti netgi 180 laipsnių kampu, tai yra viskas gerai ir normalu. Galva irgi turi loštis atgal. Taigi, pirmas veiksmas. Darome. Neskubėdami pasižiūrėjom atstumą. Ir koja atgal. Primenu, kad koja atlenkiam. Vėl. Atlenkiam, eina atgal. Ir vėliau jau galima greitėti. Koja grąžinom atgal. Stovėsena. Koja grįžo atgal.